Kas yra lyderių laikas 2, kodėl gimė šita idėja, kodėl tas projektas yra tęsiamas? Aš tai taip griežtai nevadinčiau nei lyderių laikas 1, nei lyderių laikas 2, nes tai buvo dirbtinai perskirtas, parengtas 4 metų projektas ir pirmame etape, jeigu jau taip perskirus, buvo numatyta per 2 metus parengti visas medžiagas, dokumentus, viską parengti taip, kad per kitus 2 metus būtų išbandoma ir pradedama įgyvendinti. Čia daugiau buvo techninio. Čia buvo techninis struktūrinių fondų ESFOS sprendimas perskirti į 2 etapus. Mes projektą rašėm kaip vientisą 4 metų, o tai buvo dirbtinis biurokratinis perskirimas, kuris turėjo savo minusų ir savo pliusų, be abejonės taip pat buvo. Šiandien atrinkinėsime savivaldybės. Ko tikitės, kokie jūsų lūkesčiai? Na, iš savivaldybių atrankos tai čia tik vienas toks labai mažas, iš esmės gabaliukas, jis mažas, bet svarbus, kad savivaldybėse, mokyklose būtų daugiau lyderiškos dvasios, kad žmonės jaustųsi oriau, kad žmonės įgyvendintų savo idėjas, kad jų iniciatyvos būtų gerbiamos ir toleruojamos, bet paties projekto dalykai tai yra truputį didesni negu vien savivaldybė įtraukimas. Labai svarbu, kad savivaldybėse ta dvasia rastųsi, kad mokytojas pagarbesnėje aplinkoje jaustųsi ir kad kaip mokytojas gerai ir oriai jaučiasi, reikia tikėtis, kad tokias pat sąlygas galėtų sudaryti ir vaikams. Kaip jums atrodo, ar tas projektas galėtų bent kiek sustiprinti kurti tokius natūralesnius ryšius tarp savivaldybės, valstybės tarnautojų ir mokyklų, ne tik vadovų, bet ir tiesiog pedagogų bendruomenių? Manau, kad taip, nes projekte buvo sudėti keli labai reikšmingi dalykai, kuriuos reiktų neišleisti per tuos 4 metus. Viena vertus, tai suprantama, kad mokyti žmonės reikia. Visokių naujų dalykų mokyti. Bet jeigu mes tik išmokysim žmonės, tai sukelsim didelį nepasitenkinimą, nes jie mokės, bet realybė bus visiškai kitokia. Todėl projekte yra numatyta labai svarbios dalys. Teisės aktų keitimas, labiau atveriant tą lyderišką dvasią ir ekonominių prielaidų sąlygų sudarimas. Ir lyderių laiko ir tikslas – infrastruktūros plačiaja prasme sukūrimas. Ne vien ten kažkokių kietųjų dalykų, kaip dažnai suprantama žodis infrastruktūra, bet būtent ir kietųjų ir minkštųjų sudarimas. Tai vienas dalykas įrankiai mokymasis kaip įrankis suprantamas, ar tai būtų magistrinės studijos, magistro studijos, ar tai būtų neformalusis mokymas, nėra taip jau labai svarbu, ką žmonės rinksis. Jie turi išmokti arba būti sustiprinti visokių lyderystės kompetencijų. Bet kitas dalykas, nacionaliniu mastu labai svarbu, kad būtų sukurtos tom oriam, iniciatyviam, novatoriškam gyvenimui juridinės, teisinės ir ekonominės sąlygos. Ir šitas projekte irgi yra surašyta ir tai yra iš tiesų labai labai svarbu. Jums kaip iš toliau matančiai visą bendrą kontekstą, kaip atrodo, ar iš tikrųjų egzistuoja problema, apie kurią kai kurios savivaldybės akcentavo, kad norėtų atnaujinti savo valdininkų personalą, nes yra tokio savotiško jau ir trūksta atsinaujinimo tam tikro. Ar tas projektas galėtų tai padaryti? Pats projektas nei priims į darbą, nei atleis iš darbo. Bet jis sudarys prielaidas, manyčiau, atsiskleisti labiau arba artikuliuoti tą savo lyderystę iniciatyviems žmonėm ir vadinasi, sudarys prielaidas valstybės tarnybose, valdybėse, savivaldybių administracijose rastis novatoriškesniems, iniciatyviems žmonėms. Bet vien jeigu jie ateis tom pačiom sąlygom, kurios yra dabar, kurios sukurtos, tai jos
koks žmogus beateitų, kiek žmogus beateitų išmokytas, jis vėl atsiduria tam tikrose sąlygose ir turi veikti tam tikrose rėmuose. Todėl labai akcentuočiau šalia mokymų, kad atsirastų ta reali gyvenimo terpė, sąlygos, infrastruktūra, kaip mes pavadinom, kad tikrai galėtų žmogus oriai reikštis, kad už iniciatyvą būtų nebaudžiama, o skatinama, gėrimasi tą iniciatyvą, kad atsirastų pasiekėjų ir panašiai.